Labas, labas. Taigi, daviau sau pažadą, kad 365 įrašus padarysiu. Ir atrodo, apie kągi aš galiu papasakoti. Gyvenime visko buvo. Lengvų, sunkių dienų, tiesiog visko. Ir jeigu aš šiandieną pasakysiu, kad tai, ką pasiekiau savo gyvenime, buvo paprasta, ne. Ir dabar nėra paprasta. Ir kas man labiausiai padėjo, tai mano vidinio balso išgirdimas. Tai, ką, kaip aš pati savo vadinu, tai yra toks mažytis šnekantis. Jis kartais šneka iš čia, tai jis mane kritikuoja, jis man aiškina, jis man įsakinėja, jis man nurodinėja ir jis dažniausiai būna nepatenkintas. Bet jis iš čia man kalba tada, kai aš būnu pavargusi, kai aš būnu išsekusi, kai aš būnu persidirbusi, kai aš būnu pavargus, tai būnu ir nepatenkinta, tai faktas. Būnu vis kažkas ne taip, kaip norėtųsi. Bet esminis, kai aš nustoju jo klausytis ir leidžiu savo pailsėti, ir ypač ryte, tik pabudus, aš išgirstu tą tylų kalbėjimą iš čia. Iš širdies, net nežinau iš ko, bet jis būna tylus, lyg sakytų, labas rytas, tu pagaliau pabudai, tu pagaliau mane girdi. Ir net per kūną toks švelnus šiurpuliukas nubėga. Ir taip, vau, dienos metu, tai toks, kad tai jaučiu, taip pat būna šiurpuliukas. Kažkas kažką pasako ir taip mintyse pagalvoji atsakymą. Ir taip čiuk per visą kūną šiurpuliukas. Ir tai yra mūsų kalbėjimas, tai yra mano ir vidinio mano balso, mano intuicijos, mūsų bendravimas. Ir ar tai atsirado iš karto, ar tai buvo paprasta? Ne, tai nebuvo paprasta ir tai neatsirado per vieną dieną. Bet kai atsirado tas vidinis žinojimas, bet tai nežinojimas, tai jautimas, va tada ir prasidėjo didieji stebuklai gyvenime. Ir aplinkinis pasaulis sakys jums viską. Nedaryk to, neik taip, nuvažiuok ten, paimk tą, šitaip. Bet jums kažkodėl kažkas viduj lyg nejauku, nefaina, kažkas ne taip. Ir nesinorės to daryti. Ir nedarykit. Ir net nesuprasit, kodėl būtent jums to nesinori daryti. Nes jūsų siela, tas viduj, tas kažkas yra jūsų siela, mūsų, mano. Ji tiesiog mums sako, na paklausyk, gal yra lengvesnis kelias, gal yra paprastesnis kelias, kad atlikti veiksmą turės yra faktas. Bet galbūt siela rodo, kad truputį kitokį turi veiksmą atlikti. Arba tiesiog sustoti ir atves žmogui iki tavęs, kuris padės tau tą veiksmą atlikti. Tai šiandien apie vidinį balsą. Išgirskime jį, nes jis mus veda visada teisingiausiu keliu. Labai daug klaidų padariau, kad ignoravau savo vidinį balsą, jį šaukė. Bet aš apsimečiau, kad negirdžiu, juk mano buldozeris geriausiai žinojo, kas turi būti. Su jumis Eligė, skaičių magija. Spauskit patiktuką, prenumeruokit kanaliuką. Ir mes taip matysimės dažniau. Iki susitikimo.